Ale matot, kaip įdomu. 20 metų nepriklausomybės, bet vienas dalykas nesikeičia. Kultūra deklaruojama kaip valstybės prioritetas, o atlyginimai mažesni negu valytojos. Aš jums pasakysiu, kad neteisingai sudėlioti prioritetai. Kam tam kultūrininkui aukštasis išsilavinimas, jeigu jis vis tiek uždirba kai valytoja? Taigi, sakau, bibliotininkė užtektų ir 7 klasių. Kodėl, pavyzdžiui, dainininkas, kad dainuotų, turi būti būtinai baigęs muzikos akademiją? Lietuviai ir be akademijos labai gerai dainuoja. Radžis, pažiūrėkit, kaip jis dainuoja, Radžis. Nieko nebaigęs žmogus. Arba tas iš Jūžintų, kaip tas. Taigi puikiausiai dainuoja žmogus. Nebaigęs net kelpšos. Talat kelpšos. Kalat pelpšos. Gerbiamas Ulski, pasakykit man, prašom, kur mes nueisim su tokia logika ir politika? O kur mes nusirytom su kitokia politika? Kur mes nusirytom? Mokinam, lavinam tos kultūrininkus, a jie vis tiek ruošiasi protestuoti prie vyriausybės nuogam pavidalė. Jūs paklauskit tų kitų kultūrininkų, kur be išsilavinimo, Radžiui paklauskit. Arba paklauskit to, kaip iš Jūžintų tas, kaip tas iš Jūžintų, visi žino, apie ką aš šneku. Ar jie ruošiasi protestuoti? Ar jie turi priekaištų vyriausybei? Va kokia turi būti vyriausybės politika. Žmogui duok ne išsilavinimą už pinigus, o duok jam į rankas mikrofoną. Pinigus jis pats kaip nors pasidarys. Nu, kažkur man girdėta. Duokit ne žuvį, o meškerę. Bet žinot, meškeriotoriams baudos didelės. Jūs neironizuokit, nereikia ironizuoti. Jūs įsiklausykit į kultūrininkų, į išsilavinusių kultūrininkų gąsdinimus. Jie ateis prie vyriausybės protestuoti. Nuogi! Nu, o ką žmonėms daryti? Ką daryt? Nuogiems neprotestuot, o koncertuot, va ką jiems daryt. Ir bilieto kaina bus visai kitokia. Kodėl, pavyzdžiui, Radžiui gali ieškoti žmonos, o Donatas Badnionis negali? Jeigu Domino teatras rodytų, pavyzdžiui, kokį Nekrošaus spektaklį, kur aktoriai vaidintų nuogi, tai net aš nueičiau pasižiūrėti. Tai ką tu čia užsidirbsi nuogas prie vyriausybės durų? O, žiūrėkit, vaizduoja principingą, a iš tikrųjų, hop, nuskubėjo pirkti bilietų į Radžio koncertą. Mes vyr, čia ne Radžis bendrai, čia kaip tas iš Jūžintų. Kaip jisai tas iš Jūžintų, nu kaip jis... Tas, geras vaikis, kaip dainuoja. Palaukit, aš irgi einu bilietų pirksiu į koncertą.